Esu Audrius, Bagotijos kaimo bendruomenės pirmininkas. Bendruomenė įkurta 2003 metais, šiuo metu jau atšventė 20-metį. Pati pradžia buvo daugiau gal skirta kultūriniams poreikiams, darėm visokius renginius ir panašiai. Prieš keletą metų pradėjome užsiimti aplinkos tvarkymo darbais. Savivaldybė skyrė finansavimą ir pamatėme, kad galime duoti žmonėms uždirbti, įdarbinti juos. Ir kilo idėja teikti Sūduvos vietos veiklos grupiai paraišką lyderio programai, prašant finansavimo įkuriant 2 darbo vietas, iš ko nusipirkome autobusiuką, su kuriuo teiksime pavėžėjimo paslaugas, įrengėme vaikų dienos centrą, pilnai supirkome visą įrangą, kas reikalinga. Šiuo metu vyksta aplinkos tvarkymo technikos pirkimas, kurį tikimės užbaigti už 2 savaičių. Iš tikrųjų, baimė ir pas mus buvo didelė. Pirmą kartą šį projektą aš norėjau teikti, jau netgi ir buvau pateikęs vietos veiklos grupiai 20 metais, suabejojom, atsiėmėm, pernai metais, sprendėm, kad vis dėlto mes jau daugom iki šito. Manau, kad reikėtų nebijot, jeigu turim idėjas, matom mintis, kur galim save realizuoti, reikia bandyti. Aišku, šiek tiek rizikos yra, nes vis viena įsipareigojimas 3 metus išlaikyti 2 darbo vietas, bet savo pavyzdžių mes matom, kad ko gero ne 2 darbo vietas jau turėsim, o 3 arba net irgi daugiau.